Labadiena, sporto tv.lt žiūrovai, su jumis sveikinasi Vytautas Kleinauskas, taip pat sveikinasi ir vivus.lt Lietuvos rankinio lyga transliacija. Iš Šiaulių čia susitinka Šiaulių sporto mokykla Dubysa gubernija ir rankinio klubas Utena iš Utenos. Tai bus 13-ojo turo rungtynės. Ir tai bus vienas iš paskutinių rungtynių šiame ture. Šiuo metu žaidžia Almeida Stronglass iš Alytaus su Ūla iš Varėnos ir šios rungtynės yra dvejos, kurios vyksta šiandien. Visos kitos 13 turo rungtynės jau buvo sužaistos, taigi po šių rungtynių bus aiški lentelė po 13 turo, o šiuo metu ji yra tokia, jeigu kalbėtume apie šios dienos varžovus, tai Dubysa gubernija yra 8 pozicijoje su 6 taškais, Utenos rankinio klubas Utena 9 su 3 taškais, taigi lentelės kaimynų dvikova, kuri mums žada nemažą intrigą. Be abejo, pakalbėsime apie tuos visus niuansus šiek tiek daugiau pirmajame, gal ir antrajame kėlinyje. Dabargi netrukus prasidės šios rungtynės. Ir iš karto žvilgtelkime į aikštę, ką matome baltais marškinėliais. Šiandien vilkiai svečiai iš Utenos, jų varžovai šiauliečiai šeimininkai yra tamsia apranga, taigi tie, kas galbūt mažiau domitės rankiniu, būtent taip galėsite atpažinti šias dvi ekipas. Šeimininkai tamsus, svečiai šviesus ir pirmoji uteniškio ataka. Kol kas, kaip ir įprasta, lėtai, ramiai, jokių aktyvesnių veiksmų. Ir pirmasis metimas ir puikiai žaidžia šioje situacijoje šiauliečių vartininkas Marius Božis, atrėmė šį metimą. Dar trumpai galima truputį šiek tiek žvilgtelti į statistiką ir pabandyti paspėlioti, kaip vystysis šios rungtynės šiandien. Sakykime taip, Lietuvos rankinio lygos mastais, jei lygintume su kitomis ekipomis, šios ekipos netiek jau ir daug susirenka baudos minučių. Galbūt tas žaidimas bus šiek tiek gražesnis ir mažiau grubus, nesame įpratę matyti, o čia pirmasis šiauliečių įvartis. Mindaugas Nakvosas pelno pirmąjį įvartis savo komandai. Nieko keisto, rezultatyviausias šiaulietis, daugiau nei po 7 įvarčius vidutiniškai meta per rungtynes Mindaugas, ir etatinis 7 metrų baudų atlikėjas Šiaulių ekipoje. Manau, išvysime jį prie 7 metrų žymos šiandien. Dabar uteniškių atsakas, kol kas kairiajame krašte jų žaidėjas, ir pirmasis įspėjimas, pirma geltona kortelė skiriama Arminui Milakniui. Už tai, jog sustabdė varžovo veržimąsi link vartų. Kol kas uteniškiai neranda kelių prie varžovų, bent jau 6 metrų linijos, kur galėtų atlikti metimą. Iš toliau taip pat atakuoti nebando. Tačiau rungtynių arbitrai fiksuoja baudą. Dar vienas svečių bandymas, neblogas buvo sumanimas, tačiau kairiajame krašte nepavyko sėkmingai sugauti kamuolio Gyčiui Jakštoniui. Tad tenka galvoti apie kitą atakos tęsinį, o čia jau pažeista kamuolio varimo taisyklė. Greitas šiauliečių išpuolis, geri perdavimai, jų daug ir metimas 2-0. Štai taip, Arminas Milaknis pelno antrąjį šiauliečių įvartį. Ir geras pavyzdys, kuomet užklumpi varžovus nepasiruošusius. Greita ataka, geri perdavimai. Judėjimas į laisvą plotą, ir po to lieka formalumai, dvikova 1-1 su vartininku ir po to seka metimus. Čia netikėtas uteniškių šūvis, kamuolys liečia vartų konstrukciją, tačiau juos nepatenka, taigi dar viena nesėkminga svečių ataka. Šiauliečiai, dar vienas jų šansas ir turėtų būti skirtas 7 metrų baudinys. Ar toks yra rungtynių arbitrų sprendimas? Taip ir yra, ir stoja prie 7 metrų linijos Aivaras Budrys. Jo dvikova su Audriu Malinausku ir laimi Šiaulių rankininkas, taigi 3-0. Gana nebloga Šiaulių pradžia, stiprus startas. Iš karto susikraunama apčiopiama persvara per pirmasis 3 minutės, o čia dar ir klysta uteniškiai ir vėl neskuba grįžti į gynybą. Tačiau viską gelbsti 8 komandos numeris Arūnas Urbanas. Sakykime taip, darbinė lengva pražanga aikštės vidury, nutraukianti šiauliečių ataką. Ir kol kas atrodo pasimetę uteniškiai. Matėme jau ne vieną, sakykime taip, vaikišką klaidą, kuomet kamuolys prarandamas ten, kur jo prarasti tikrai nederėtų. Bent jau netokiomis aplinkybėmis.
Štai, kad ir dabar šiauliečiai taip pat demonstruoja, jog moka klysti ir šansas uteniškiams ir puikiai žaidžia Marius Božis, dar vienas jau atremtas metimas ir dabar jau teks kamuolį traukti iš savųjų vartų, šį kartą jau miega šiauliečiai, uteniškiai surengė greitą ataką į vartus. Nepataikė, įvarčio nepelnė, tačiau labai greitai išsimetė kamuolį ir Gytis Jakštonis tą progą naudojasi, taigi pamokos, kol kas pavadinkime taip, pirmasis pirmojo kėlinio minutės abi ekipos turės apie ką pakalbėti ir iš ko pasimokyti, žvelgdami šių rungtynių pradžios įrašą. Čia gražu, labai gražu ir šiauliečiai atstato 4 įvarčių pranašumą, Gabrielis Virbauskas 4-1, 3 įvarčių pranašumą atstato šiauliečiai. Na ir kol kas rezultatyvi pradžia, kalbėsime apie šiauliečius. Uteniškiams reikia pasispausti, na ir prieš tai transliacijos pradžioje minėjau, jog tai yra 13 turas, na ir kaip žinia Lietuvoje aukščiausių rankinio lygoje žaidžia 10 ekipų, taigi jau antrą kartą susitinka šios ekipos ir pirmasias rungtynes, tuomet jos vyko be abejo Utenoje, laimėjo šiauliečiai, žaisdami išvykoje. Čia tikslus šūvis, 4-2, Eigirdas Budrevičius, taigi šiauliečiai išvykoje Utenos rankininkus įveikė. 40-35 buvo toks galtinis rungtynių rezultatas, na ir ten siautėjo Mindaugas Nakvosas, pelnęs 10 įvarčių, 3 iš jų nuo 7 metrų baudinio, 8 pridėjo Arminas Milaknis, 5 Deividas Gorodeckis ir Gabrielius Virbauskas. Uteniškių gretose išsiskyrė Šarūnas Šeduikis, pelnęs 8, na ir po 7 pridėjo net 3 žaidėjai. Tai Tadas Mikuckas, Arūnas Urbanas ir Tomas Čiužas. Taigi tokia šių komandų tarpusavio dvikovo istorija šiame sezone. Na, jeigu trumpai žvilgtelėsime, kaip sekėsi praeitame ture, tuomet Utena gana apmaudžiai namuose 30-31 pralaimėjo Pasvalio rankininkui. O Šiaulių sporto mokykla Dubysa gubernija 35-23 nusileido Klaipėdos Dragūnai, kuri šiuo metu yra lentelės lyderis, tačiau jiems ant kulnų lipa Alytaus Almeida. Na ir tikėtina, kad po šio turo, kai sužinosime, kaip sužaidė Alytaus klubas, jog jie pasivys klaipėdiečius. Na, po to rikiuojasi Granitas G. Karys iš Kauno, Vilniaus Šviesa, Varėnos Ūla ir Vilniaus HC Vilnius. Po to Pasvalio rankininkas, na ir tuomet mano minėtos abi ekipos, kurie žaidžia šiandien, Dubysa gubernija sporto mokykla iš Šiaulių ir Utenos rankinio klubas Utena. Taigi dar vienas aspektas, kurį turbūt dauguma atkreipia dėmesį. Uteniškiai yra 9 pozicijoje, tai yra pozicijoje, iš kurios ekipa į atkrintamąsias varžybas nepatenka. Tuo metu 8 vieta tokią galimybę suteikė. Čia puikus metimas iš toli ir uteniškiai po truputį palengva ir rezultatą sumažinama iki minimalaus 4-3, o šiauliečių labai greitai atsako. Trumpa ir tiksliai jų ataka, Artūras Trupas, jo tikslus metimas. Taigi trumpai dar pabaigiu tą mintį apie turnyrinę lentelę. Uteniškiam reikia vytis būtent pirmiausia šiauliečius, norint patekti atkrintamąsias varžybas. Iki jų jiems trūksta 3 taškų, tad pergalė šiandien sumažintų atsilikimą iki 2 būtų puikiai pradžia pradėti gerą seriją, pabandyti prasibrauti tarp 8 stipriausių. Šiauliečiams tuo metu pergalė šiandien leistų susilyginti taškai su Pasvalio rankininku ir turėtų tada abi ekipos po 8. Na, tokiu atveju šiauliečiai taip pat nutoltų ir nuo Utenos klubo, taigi būtų pakankamai ramus, bent jau kurį laiką dėl patekimo į atkrintamąsias varžybas. Čia bauda, neteisus šiauliečiai, prasižengė jie prieš Liną Viktoriną. Čia štai toks šūvis, gana netikėtas, tačiau vėl savo vietoje Marius Božis. Kol kas gerai, tikrai gerai rungtyniauja šis šiauliečių vartininkas. Greitas išpuolis ir metimas iš tolesnės distancijos. Nebuvo prie pat 6 metrų linijos Mindaugas Nakvosas, pataiko į vartų konstrukciją, o po to kamuolys lekia už galinės linijos. Tad rezultatas nesikeičia, 5-3, sužaidus 8 minutės pirmajame kėlinyje. Šansas uteniškiams, dešiniuoju kraštu kol kas bando rasti skylių šiauliečių gynyboje, tačiau ten jų nėra. Turės dar vieną šansą uteniškiai, tačiau reikia skubėti, nes rungtynių arbitrai perspėja apie pasyvų žaidimą ir šansas išnaudojamas. Priverstinis, tikrai priverstinis buvo šis Arūno Urbano metimas.
neturėjo kur dėti uteniškiai, šūvis iš toli, kamuolys lekia į vartų tinklą ir 5-4. Dabar jau pozicinė Šiauliečio ataka. Keliauja kamuolys iš vieno rankininko pas kitą, tačiau kol kas jokių rimtesnių pavojų nėra. Metimas atliekamas, į vartų plotą nepataikoma. Čia puikiai, labai puikiai uteniškio ataka. Eigirdas Budrevičius išnaudoja šią galimybę. Na ir pirmiausia, pagirbkime vartininką, kuris atliko įspūdingą perdavimą, Audrius Malinauskas. Uteniškis pamatė pabėgantį Eigirdą Budrevičių, na ir čia tik plojimai už tai tokį išpuolį, už tai tokį greitą mąstymą ir be abejo išpildymą iki galo. O čia jau šiauliečiai prasižengia puldami, na ir ką, 5-5 ir šansas uteniškiam pirmą kartą išsiveržti į priekį šiose rungtynėse. Prisiminkime tą gana skaudžią jiems pradžią, 3-0, 4-1, dabargi viskas ne taip ir blogai, 10 minučių jau sužaista pirmajame kėlinyje, na ir kol kas visiška lygybė, tikėkimės, jog tikrai nebloga intriga ir kova šiandien mums pademonstruos abi ekipos. O toks Urbono metimas vėl, turbūt netikėtai, ko gero kitaip užklupo Marių Božį. Šis uteniškis ir 6-5 svečiai priekyje. Na, grįžtų prie tos minties dėl įtampos ir atkaklumo šiose rungtynėse. Na, tiem, kas galbūt mažiau domisi rankiniu, galiu pasakyti, jog reguliariajame sezone būtent tokia stadijoje ir vyksta šios rungtynės. Pratęsimų nebūna, tai yra, jeigu ekipos sužais lygiosmis, pasidalins po tašką. Tačiau bent jau Lietuvoje šį sezoną rankinėje lygiosios yra tikrai retas atvejis. Viso labo 2 kartus per visą sezoną bus sužaista lygiosiamis. Galbūt šiandien išvysime ir trečiai, pamatysime tai pasibaigus antrajam kėliniui, kaip minėjau, pratęsimo čia tikrai nebus. Šiauliečių priverstinis metimas, nes rungtynių arbitrai perspėjo juos, jog jie žaidžia per daug pasyviai, tenka greitai atakuoti, priešingų atveju kamuolys būtų prarastas. Na ir ta ataka pasibaigė nesėkmingai. Mindaugas Nakvosas šveitė kamuolį iš gan toli ir puikiai ten žaidė uteniškių vartininkas Audrius Malinauskas. Ir matome, keičiasi pozicijomis uteniškiai, tai vienas žaidėjas būna prie 100 metrų linijos, besivysant ataką ten atsiduria gerokai daugiau, 3, kartais net ir 4, perbėga į skirtingas zonas, bando išblaškyti šiauliečių gynybą. Tačiau kol kas, na, prisiminkime bent jau tai, ką matėme iki šiol, prasibrauti prie tų 6 metrų linijos nėra taip lengva, arba greitos atakos, arba metimai šiek tiek tolėliau buvo sėkmingi uteniškiams. Metimo nuo 6 metrų linijos nelabai ir atsimenu. Galbūt kažką ir praleidau, tačiau dauguma vis tik tai atakų buvo užbaigtos kitaip. Na, iš kitos pusės, jei pavyksta viską padaryti pakankamai paprastu būdu, na, bent jau, tarkim taip, lengvesniu, tai kam prisigalvoti savo problemų, reikia ir toliau taip žaisti, kol kas tas žaidimas yra palankus uteniškiams, tiesa, dabar jau reikia galvoti apie metimą. Rungtynių arbitrai perspėja apie pasyvų žaidimą. Na, dažnokai, tikrai dažnai rungtynių arbitrai kelia į viršų rankas ir taip įspėja ekipas, jog reikia žaisti aktyviau, tačiau tai nemotais. Dar vienas tikslus uteniškių metimas, Arūnas Urbanas ir vėl šveičia kamuolį iš toli į tuščią vartų kampą, kur nepasiekė vartininkas Marius Božis. Nu ir dar vienas įvartis, 7-5. Tad dabar atkarpa 6-1, laimi ją uteniškiai. Šiauliečiams reikia susizgribti ir tą jie puikiai daro. Aivaras Budrys, jo metimas. Ir jis mažina atsilikimą, 7-6. Na ir kaip kalbėjau transliacijos pradžioje, mažokai tų grubių pražangų, kas yra būdinga šioms ekipoms. Turi abijos, sakykime taip, dažnai gan grubiai sužaidžiančių žaidėjų, tačiau jeigu vertinant visą komandą, daug tų baudos minučių jie nesusirenka. Dar vienas Arūno Urbano metimas, kol kas traukia uteniškius. Taigi nėra tų grubių pražangų, nėra ir 7 metrų baudinių. Na, be abejo, jeigu už baudą yra skiriamas 7 metrų baudinys, tai dar ne faktas, jog bus pašalinimas 2 minutėms, tačiau vis tik tai pakankamai dažnai taip nutinka. Tad tas baudos
gaunamas baudos minutės galima drąsiai sieti ir su 7 metrų baudiniais skiriamais į komandų vartus. Na, o čia šiauliečių išpuolis. Tomas Klungevičius, jo metimas ir 8-7. Na, kol kas pakankamai rezultatyvus pirmasis kėlinys, dar lieka žais daugiau nei pusę. Komandas jau pelnė 15 įvarčių, be abejo skaičiuoju abi kartu sudėjus. Čia šansas Urbanui ir patys šiauliečiai, tarkim, taip atvėrė kelią šiam rankininkui. Tarsi ir laukia perdavimo į kraštą, pasitraukė šiek tiek iš šono ir atsiverė didžiulė skylė jų gynyboje, kurią bandė naudotis Audrius Urbanas, Arūnas Urbanas ir po to sekė šiauliečių bauda. Dar kartą Arūnas Urbanas, dar kartą neteisų šeimininkai. Ir pasyvus žaidimas vėlgi fiksuojamas, vėl metimas iš toli, kamuolys atiteks uteniškiams, nes nuo aikštės žaidėjo šis paliko aikštę už galinės linijos. Reikia greitai atlikti metimą į vartus. Arūnas Urbanas, jo metimas ir bandė žaisti gudriai, nebebuvo kur dėtis, tačiau metimas nebuvo tikslus. Šiauliečiui labai gražus perdavimas ir lygina rezultatą šeimininkai, sužaidus 15 minučių, taigi sužaista lygiai pusę pirmojo kėlinio ir visiška lygybė ir švieslentėje. Graži buvo ši šiauliečio ataka. Gražus buvo tas perdavimas pakeitęs atakos kraštą. Na ir ten jau beliko atlikti formalumus. Dvikova su vartininku, 1-1 ir tokias dvikovas puolantis žaidėjai dažniausiai laimi. O čia štai toks metimas ir dar spūdingesnis gaudimas. Mariaus Deveikio dvikova su Marium Božiu. Ir Marius Božys, šiauliečių vartininkas, tą metimą pagauna. Na ir šansas šiauliečiams dabar jau susigrąžinti persvarą savo. Prasideda deriniai, metimas ir vėlgi puiku ir gražu, vėl išdraskyta varžovų gynyba. Egidijus Dambrauskas, atrodo, gana lengvai pergudravo šią situaciją šiauliečiai varžovus. Įkirtinėjo 2 žaidėjai į aikštės vidurį, vienas iš jų gavo perdavimą, metimas ir kamuolys tinkle, 9-8. Na ir kol kas dominuoja puolimas. Mums belieka be abejo tom tik pasidžiaugti, čia turėtų būti skiriama bauda, taip ir yra. Prasižengė prieš Andrių Katiną šiauliečiai. Dešinėjame krašte laisvas Utenos rankininkas buvo, tačiau tuo nepasinaudojo komandos draugai. Na, jeigu neklystu, Karolis Markauskas ten stovėjo ir laukė perdavimą, tačiau jo negavo. Šiauliečių atsakas, o šie kamuoliu dalinasi labiau, tiesa. Damašausko Tautvydo metimas nebuvo tikslus. Dabar jau uteniškiai žaidžia per kraštą, šįkart per kairį ir rezultatas vėl tampa lygus. Edgaras Nikitinas. Pozicinė šiauliečio ataka. Kol kas metimo nėra. Čia turėtų būti fiksuojamas kamuolio varymo pažeidimas. Taip ir yra. Šansas uteniškiams. 9-9. 18 minučių jau sužaista. Kamuolys aikštės viduryje, bando čia brautis uteniškiai prie vartų, atrodo, jog bus neblogas šansas. Stabdo šią ataką šiauliečiai, tačiau stabdo pažeisdami taisyklės. Na ir vėl, sakykime taip, kol kas gana pasyviai rungtyniauja Utenos rankininkai. Netrukus, ko gero, gali būti skirtas pasivažaidimas, ne, vis tai kažkokia kita pažeidimą fiksuoja rungtynių arbitrai. Čia puikus šansas svečiams ir kamuolys vėl atsiduria vartuose. Puikiai žaidžia
Uteniškiai, komandinis žaidimas, perimtas kamuolys, perdavimas laisvesniam komandos draugui, tai yra Tomui Čiužui. Ir šis rankininkas siunčia kamuolį į tinklą, 10-9. Uteniškiai priekyje. Na ir dar viena šiauliečių klaida, tiesa, šį kartą viskas baigėsi neblogai. O čia jau puldami prasižengia šiauliečiai, na gal ir palaikyčiau jų protestus dėl to. Ar buvo ten pražanga, ko gero aš labiau ją skirčiau arba besignančiam žaidėjai, arba bent jau jo aktoriniams sugebėjimams. Kaip ten bebūtų, uteniškiai perėmė kamuolį, pelno dar ir greitą įvartį, 11-9. Šiauliečiai, priminsiu, turėjo tą 3 įvarčių persvarą, kurią susikrovė pirmojo kėlinio pradžioje, dabargi visą laiką vejasi varžovus, sunkiai jiems sekasi perimti iniciatyvą. Čia turėtų būti taip, turėtų tekti kamuolys šiauliečiams, man irgi pasirodė, jog vienas Utenos aikštės žaidėjų lietė kamuolį būdamas 6 metrų zonoje. To daryti be abejo negalima, tam teisę turi tik vartininkas. Vėl daug judesio, daug šiauliečių žaidėjų aktyvių veiksmų. Išvestas į metimo poziciją Tomas Klungevičius, tačiau jo metimą blokuoja Audrius Malinauskas. Ir ta ataka nutrūksta. Ir vėl Utenos rankininkais kamuolį, vėl atrodo viskas paprasta, niekur neskuba, štai dabar bandymas iš tolėliau. Tomas Čiužas bandė savo laimę, nesėkmingai. Šiauliečių atsakas. Greitai bando žaisti šiauliečiai, puikiai supranta, jog tada ir erdvės daugiau, ir laisvės veiksmams. Puolamiesiems tikrai yra daugiau, tad galima tai išnaudoti, šį kartą nepavyko. Čia turėtų būti skiriamas 7 metrų baudinys. Įspėjimas vienam iš Utenos rankininkų. Panašu, jog tai Eigirdas Budrevičius. Na, uteniškiai gudrauja. Išleidžia kitą vartininką, Aurimą Katiną. Galbūt jam pavyks atremti varžovo 7 metrų metimą. Aivaras Budrys šveičia kamuolį, na ir tas keitimas 100% pasiteisina. Aurimas Katinas metimą atrėmė, darbą padarė ir vėl keičiasi vartininkų Utenos komandai, grįžta visą pirmą kėlinį juose buvęs Audrius Malinauskas. Na ir jeigu matysime dar 7 metrų baudinių skirtų į uteniškių vartus, ko gero vėl keisis vartininkai. Čia neteisūs jau svečiai puolime. Greitas šiauliečių išpuolis ir klaida, šansas uteniškiams, jų kiekybinė persvara. Ir koks apmaudus epizodas. Visų pirma atrodė, jog ataką nutrauks Gabrielius Virbauskas, šiauliečių rankininkas, kuriam to padaryti nepavyko, na po to kamuolio ir nepagauna dar ir Eigirdas Budrevičius. Gaila, turėtų būti tokių progų uteniškių komandai ir jų treneriams. Na, nieko nepadarysi, iš klaidų mokomasi. Galbūt nereikėjo taip greit atlikto perdavimo, gana didelė šiauliečių pajėgos buvo likusios už nugaros Utenos rankininkams. Galbūt reikėjo pabandyti tiesiog labiau priartėti prie varto, tada atlikti perdavimą. Čia šiauliečių bandymas, gudrus, klastingas metimas. Tačiau tikslą jis nepasiekė, gaila. Rezultatas lieka nepakitęs, o čia jau uteniškių. Puikiai ataka, išvestas krašte ir visiškai laisvas paliktas Karolis Markauskas. 12-9. Svečiai priekyje. O lieka žaisti pirmame kėlinyje šiek tiek daugiau nei 7 minutės. Kas čia? Panašu, jog už neleistinus veiksmus 2 minutėms sėda pailsėti Eigirdas Budrevičius, Utenos rankininkas, ir tai yra pirmasis 2 minučių pašalinimas šiuose rungtynėse. Tad 2 minutės šiauliečiai turės
kiekybinį pranašumą ir jiem tai puikiai proga sumažinti atsilikimą, o galbūt net jį ir panaikinti. Metimas netikslus ir 7 metrų baudinys skiriamas. Bauda buvo metimo metu 6 metrų zonoje. Na ir vėl, kaip jau ir minėjau, Utenos komandoje keičiasi vartininkai. Prieš tai metimą atrėmęs Aurimas Katinas vėl stojasi į vartus, o jį bandys įveikti Mindaugas Nakvosas. Šį sezoną iš 24 metimų nuo 7 metrų žymos jis pataikė 18, taigi šansas pelnyti ir 19 įvartį iš šios pozicijos. Metimas, oi, koks gulingas ir stiprus. Mindaugo Nakvoso šūvis, jokių šansų vartininkui, pavyzdinis. Šveitimas į vartus, nu tarsi iš patrankos. Paleido kamuolį Mindaugas Nakvosas ir tikrai vienas gražesnių 7 metrų baudinių, jokių gąsdinimų nieko, iš karto didžiulė sprogstamoji jėga ir kamuolys tinkle. Čia uteniškiai žaidžia mažumoje, tačiau randa progą atakuoti. Tiesa, ginasi šiauliečiai gerai ir dabar šansas jiem. Dar kartą Mindaugas Nakvosas, 12-11. Ir dar minutę laiko šiauliečiai žais turėdami kiekybinę persvarą. Taigi, kaip minėjau, tas žaidėjo pašalinimas šiauliečiams tikrai yra naudingas. Na, taip daryti rankinėje negalima, atiminėti kamuolį iš rankų. Nu, Mindaugas Nakvosas gali taip ir prisiprašyti rimtesnių nuobaudų. Antrą kartą iš eilės per kelias sekundės stabdo savo varžovą, pažeisdamas taisyklės. Dar klysta Utenos rankininkai, bando šiauliečiai surasti spragų, reiks greitą ataką, tačiau to padaryti nepavyksta. Tačiau kokia skylė prie vartų. Ir net jei ir būtų buvęs tikslus, Benas Butkus įvartis nebūtų buvęs įskaitytas dėl to, jog mynė jis ant 6 metrų linijos. Pažeista ši taisyklė. Na, uteniškiai netruko žais pilnos sudėties, 7 metrų baudinys dabar jau skiriamas į Šiaulių vartus. Nu ir geros žinios uteniškiams, grįžta jų išvarytas žaidėjas Eigirdas Budrevičius, o dar ir 7 metrų baudinys į šiauliečių vartus. Arūnas Urbanas prieš Marių Božį. Stebime šią dvikovą. Urbano metimas ir tikslus. Visiškai šalia virpsa paleistas kamuolys. Na, taip pat be ilgesnių ceremonijų, panašiai kaip ir Mindaugas Nakvosas atliko metimą Arūnas Urbanas. Užsimojo, nusitaikė ir kamuolys skrieja į tikslą. O čia vėl puikus, tiesiog puikus Mindaugas Nakvosas, labai gražiai klaidina savo varžovus. Ir vėl atstato tą vieną įvarčių deficitą, 13-12, liko žaisti 4 minutės. Kol kas vis dar uteniškiai priekyje. Metimas iš tolėliau, nėra baudos. Prašo jos Eigirdas Budrevičius. Galbūt ir aš jos prašyčiau, jeigu būčiau jo vietoje. O čia labai greitas šiauliečio atsakas ir rezultatas tampa lygus dėka Egidijaus Dambrausko. Tikslaus šūvio ir minutės pertraukėlės prašo panašu Utenos komandos treneris, tad ir mes padarome trumpą pauzę. Grįžtame po reklaminės pauzelės, 20 sekundžių lieka iki minutės pertraukėlės pabaigos, o iki pirmojo kėlinio, na, dar maždaug 3,5 minutės, šiek tiek netgi daugiau. 13-13 rungtynėse tarp Šiaulių sporto mokyklos Dubysos gubernijos ir rankinio klubo Utena iš Utenos. Na, pakankamai įdomi ir lygi dvikova, kurią matome šiandien ir tai turėtų mus džiuginti. Galbūt ta intriga tęsiasi visas rungtynes. Mažai kietų pražangų. Jeigu neklystu, viso labo vienas pašalinamas per visą matytą pirmąjį kėlinį. Keletą 7 metrų baudinių, na, visi kiti įvarčiai ir svarbiausi aspektai šiose rungtynėse vyksta žaidimui esant aktyviam, tai yra ne iš kokių nors standartinių situacijų, o tiesiog žaidimo metu daug pakankamai metimų, nemažai iš jų ir tikslus.
tačiau kol kas nei viena ekipa didesnės persvaros nesusikūrė. Kairiajame krašte bandė reksti išpuolį uteniškiai, šūvis iš tolėliau. Edgaras Nikitinas nedaug, tikrai nedaug trūko šiam rankininkui, tačiau vis tik tai trūko. Dabar šiauliečių atsakas ir neapsigina uteniškiai ir tuom naudojas Šiaulių ekipos rankininkai. Benas Butkus persveria rezultatą šiauliečių naudai. Na, pakankamai apmaudu turėtų būti svečiams, atrėmė. Tikrai pavojingą metimą atrėmė jų vartininkas, tačiau pirmasis prie Čokso kamulio išriedėjusio už 6 metrų zonos buvo šiaulietis. Na ir po to prasitęsi Šiaulių ekipos ataka baigėsi tiksliu metimu. Čia Utenos komandos ataka, metimas ir nepataiko į vartus. Šį metimą atlikęs Marius Deveikis, o šiauliečiai vėl labai greitai, labai lengvai randa laisvus savo komandos draugus, išveduojas į puikią poziciją šūviui ir rezultatas tampa 15-13. Įvartį pelnė Egidijus Dambrauskas, berods šis rankininkas atliko tikslų metimą, tačiau vėl tokia situacija, kuomet tas įvartis be abejo fiksuojamas šiam rankininkui, tačiau pusę jo drąsiai galima užrašyti likusiai komandai, kuri puikiai sužaidė, atliko daug gražių tikslių perdavimų. Štai galbūt ir dabar išvysime kažką panašaus. Taip, šiauliečiai spurtuoja ir kėlinio pabaiga tikrai priklauso jiems, 16-13. Uteniškiai turėjo taip pat 3 įvarčių persvarą vienu metu. Ją išbarstė, ir tas lūžis buvo, kuomet buvo išvarytas 2 minutėm iš aikštės Eigirdas Budrevičius. Ir kaip viskas keičiasi. Tarsi supynės. Siubuoja šios dienos rungtynių rezultatas. Ir vėl puikus šiauliečių išpuolis ir jau ne pirmą kartą šiandien klysta Benas Butkus. Puikia pozicija užlipa ant 6 metrų zonos. Ir metimas nėra skaitomas, nors ir buvo jis tikslus. Uteniškių šūvis, kamuolys tinkle. Koks rungtynių teisėjų sprendimas, panašu, jog buvo prieš tai prasižengta puolime. Neskaitoma šis įvartis, 16-13. Toks rezultatas ir lieka pusę minutės. Pirmajame kėlinyje, tad ko gero šiauliečiai tą pusę minutės pabandys sudeginti ir tik tuomet atlikti metimą. Bent jau bandys atkuoti, manau, likus 10 sekundžių. Laikas nebus stabdomas, tad uteniškiams po to sureiks savo taką, jo liks tikrai nedaug. 10 sekundžių dabar ir lieka, uteniškiai kamuolį perima, šansas jiems. Pabėga jie į greitą puolimą ir švelnina skirtumą Tomas Čiužas, taigi geras ženklas uteniškiams. 16-14, pirmasis kėlinys baigęs, dinamiškas, greitas ir įdomus, tokio paties tikimės ir antrojo ir susitiksime būtent jame po 10 minučių. Grįžtame po pertraukos į Šiaulius, čia Lietuvos rankinio lygos Vivus.lt. 13 turo rungtynės tarp Šiaulių sporto mokyklos Dubisa gubernija ir rankinio klubo Utena iš Utenos. Po pirmojo kėlinio šeimininkai šiauliečiai priekė 16-14, ir trumpai perbėkim tą pirmąjį kėlinį, prisiminkime jį, sudėliokime akcentus, taigi gerai kėlinį pradėjo šiauliečiai, jiems priklausė kėlinio pradžia, kaip ir beje pabaiga, tačiau kėlinio vidurys be abejo buvo sėkmingesnis uteniškiams, labai daug sviravo rezultatas vienu metu pradžioje. Kėlinio šiauliečiai turėjo 3 įvarčių persvarą, po to jau 3 įvarčių persvarą kėlinio viduryje, netgi antroje jo pusėje džiaugiasi uteniškiai. Ir kėlinio pabaiga vėl šiauliečių dominavimas, daug įvarčių ir jų persvara, kurią jie atsineša į antrąjį kėlinį, 16-14, kaip jau minėjau, ir dar kas krenta į akis, tai gana daug buvo techninio broko ir tų baudų puolime, tokiu būdu prarastų kamuolių taip pat. Matėme ir keletą kartų pasyvų žaidimą fiksuotą, pats pasyvų žaidimas buvo užfiksuotas gal kartą kitą, tačiau labai dažnai teisėjai įspėdavo apie tai komandas. Taip pat mažai 7 metrų baudinių, sąlyginai mažai, be abejo, kaip kas linkęs tai vertinti. Kuomet mažai 7 metrų baudinių į tavo vartus, tai yra labai gerai, kuomet į varžovą, tuomet be abejo tai yra labai blogai. Ir taip pat viso labo vienintelis pašalinimas iš
aikštės. Buvo pašalintas Uteniškių žaidėjas, beje, tuo metu Utena turėjo 3 įvarčių persvarą, po to pašalinimo, tą visą persvarą jie ir išbarstė. Na, antrasis kėlinys prasideda 7 metrų baudiniu į Utenos rankininkų vartus, vėl etatinis tokių baudinių saugotojas Aurimas Katinas stoja į vartus. Ir štai toks sėkmės faktorius šypsosi Mindaugui Nakvosui. Šypsosi ir pats Mindaugas puikiai supranta, jog šį kartą tik sėkmė nulėmė tai, jog kamuolys atsidūrė tinkle ir šiauliečiai padidino savo persvarą bei pelnė pirmąjį įvartį. Antrajame kėlinyje lietė kamuolys abu virpstus, o po to atšoko atgal į aikštę, tuomet lietė vartininkai ir tik tada atsidūrė tinkle. Na, tikrai retas atvejis. Negali savęs kaltinti nei vartininkas, na, jo labiau ir Mindaugas Nakvosas savęs negali labai girti už tokį neįtin užtikrintą metimą, tačiau viskas jam baigėsi tikrai neblogai. Uteniškių atsakas, čia šansas neblogai sukosi link vartų Gytis Jakštonis, tačiau šiauliečiai laiko susisgrybo, bauda fiksuojama. O štai toks metimas, gražu, tikrai gražu, netikėtas šūvis ir Marius Deveikis švelnina atsilikimą. Sudėtingas, tikrai sudėtingas ir gražus buvo šitas Mariaus Deveikio šūvis, šiauliečių greitas atsakas. Dabar jau Aivaras Budrys šveičia kamuolį vartus, tačiau jo metimas netoks sėkmingas. Ir Utenos rankininkai greitai perėjo į varžovų aikštės pusę, atlieka metimą, nuo vartininko kamuolys palieka aikštę, tačiau palieka ne už galinės linijos, tokiu atveju kamuolys lieka atakuojantiems žaidėjams, atakuojančiai komandai. Na, jei kamuolys būtų palikęs aikštę už galinės linijos, net ir nuo besiginančio vartininko, tuomet kamuolys atitenka besiginančiai komandai. Na, be abejo, jūs visi turbūt puikiai žinot šią rankinę taisyklę. Šūvis iš toli ir dar kartą Uteniškiai pelno įvartį, Tomas Čiužas. Matėme tikrai ne vieną ir ne du tokius šūvis pirmajame kėlinyje, neblogai Uteniškiams sekasi atakuoti iš tolėliau. Tuo metu šiauliečiai, sakyčiau taip, gal netgi ir šiek tiek universalesni. Mindaugas Nakvosas pelno dar vieną savo įvartį, 18-16 toks rezultatas. Čia teisėjai rimtesnių nuobaudų neskiria, nors gana grubokai buvo stabdomas Marius Deveikis ir greitas šiauliečių išpuolis vėl. Kasgi kitas, jeigu ne Mindaugas Nakvosas atsidūrė atakos smaigalyje. Na, minėjau, pirmajame kėlinyje, jog jis yra rezultatyviausias šiauliečių rankininkas, pelno daugiau nei po 7 įvarčius per rungtynes ir šiandien panašu, jog nebus išimtis. Utenos gretose rezultatyviausiai žaidžia Arūnas Urbanas, kuris meta maždaug po 8. Šiandien taip pat nemaža porcija įvarčių varžovam. Jis jau atseikė, tai taip pat realu, kad pasieks tą rezultatą, kuris įprastai būna pasibaigus rungtynėms. Jo metimas ir tarsi išgirdęs, jog miniu Arūną Urbaną, šis rankininkas ir pelno savo dar vieną įvartį. 19-17 prasidėjo 5-oji antrojo kėlinio minutė. Gražiai žaidžia šiauliečiai, tačiau pastebi šį sumanimą besiginantis Utenos rankininkai ir nutraukė šią ataką. Jei to nebūtų padarę, tuomet visiškai laisvas būtų atsidūręs prie 6 metrų linijos Paulius Vaigauskas. Dabargi tam pačiam Pauliui, kaip ir jo komandos draugams, tenka atidirbinėti gynyboje. Na ir turbūt matome tuos taktinius dalykus, kurie pakankamai įdomus. Ekipų lyderiai, ar Arūnas Urbanas ir Nakvosas Mindaugas toli, tikrai toli nuo vartų, tarsi ir palieka savo komandos draugams daugiau erdvės. Arūnas Urbanas, kad šie žaistų laisviau, tarsi ir laukia galimybės įkirsti į tą laisvą zoną. Na ir Mindaugas Nakvosas, šiauliečių lyderis, būtent jį ir prižiūri. Na ir pergudrauja Mindaugą Nakvosą Arūnas Urbanas, jo puikus perdavimas prie 6 metrų linijos, tačiau čia nesėkmingai meta į vartus Linas Viktorinas.
O šiauliečių išpuolis greitas ir efektyvus. Šį kartą Mindaugas Nakvosas randa krašte laisvą Arminą Milaknį. Šio metimas ir kamuolys vartuose 20-17. Išlaiko 2-3 įvarčių persvarą šiauliečiai. Uteniškiams be abejo tą persvarą reikia stengti sumažinti. Šansas dabar ir puikiai vėl žaidžia šiauliečių vartininkas. Marius Bodžis žibėjo. Šis žaidėjas pirmą kėlinio pradžioje ne vienas sudėtinga ir pavojinga smūgį atrėmė šiauliečių vartininkas. Dabargi ginčą aikštėje. Nuo ko paliko aikštę kamuolys? Ar nuo šiauliečių, ar nuo Utenos rankininkų? Kokia jūsų nuomonė bebūtų, svarbiausia yra teisėjų nuomonė, o jie nusprendžia, kad kamuolys turi atitekti šiauliečiams, nors tam ir prieštaravo svečiai. Ir bauda puolime. Klysta šiauliečiai, daug buvo judesio, daug veiksmo, daug perdavimų. Tačiau iki lemiamos atakos stadijos taip ir nedėjo. Uteniškiai dešiniajame krašte, grubokai žaidžia šiauliečiai, rungtynių teisėjai leidžia tęsti žaidimą, nes kamuolys liko svečių kontrolėje. Čia šūvis iš toli, klastingas šūvis, tikrai klastingas, vargu ar matė metimo momentą ir vartininkas Marius Bodžis, tačiau sureaguoti vis tik tai šį šūvį spėjo, o čia puikus perdavimas prie 6 metrų linijos ir Arminas Milaknis didina šiauliečių persvarą iki 4, tai yra didžiausia persvara šiandien apskritai. Nei viena ekipa nėra turėjus 4 įvarčių persvaros. Šiauliečiai ją turi dabar. Na ir vėl ta tipinė situacija, ekipų lyderiai Arūnas Urbanas ir Mindaugas Nakvosas ties vidurio liniją. Kiti rankininkai rezga atakas, na ir kiti ginas, be abejo kalba apie uteniškius ir šiauliečius. Čia puikiai sumastyta, labai gerai viskas apgalvota ir turėtų būti pašalinimas. Na, be jokios abejonės į puikią poziciją išvedamas uteniškių žaidėjas. Jei neklystų Linas Viktorinas ir po to Mindaugas Nakvosas jį stabdo, neleidžia jokiais būdais atlikti metimo ir daro tai pakankamai grubiai, tad pašalinimas iš aikštės ir uteniškiai 2 minutės žaidžia turėdami kiekybinį pranašumą. Ir šansas jiems sumažinti atsilikimą ir pirmojo šanso jie neišnaudoja. Gauna pražangą puolime, o po to, na, vaikiškai, tikrai vaikiškai elgiasi Marius Deveikis, ginčiasi su rungtynių teisėju, gauna ir jis 2 minutės poilsio, tad komandos tiesiog žais 6. Prieš 6 atmetus vartininkus lieka po 5 aikštės žaidėjus. Ir atrodė, ta situacija prieš keletą sekundžių buvo visai palankiai uteniškiams. Jie turėjo kamuolį, tik buvo pašalintas Mindaugas Nakvosas. Dar vienas neapgalvotas ilgesys ir ta persvara nebetenka prasmės. Daugiau erdvės rankininkams. Galbūt išvysime ir kažkokių dar nematytų derinių ar improvizacijų. Štai kad ir dabar. Tačiau neskaitoma šis įvartis, mina ant 6 metrų linijos šiauliečiai. Gera buvo proga, tikrai gera, gražiai sužaidė šiauliečiai, gražus jų derinys, o dabar jau atsako uteniškiai. Na, panašus, iš esmės tikrai panašus derinys. Į kraštą išvedama žaidėjas, tiesa šį kartą į kitą ir pabaiga taip pat. Tokia pat metimas netikslus. Na ir apskritai, ekipas keičiasi vienu metimu po kito labai greitai. Vėl šansas Utenos rankininkams šį kartą jau tikslu. Tomas Čiužas pelno savo įvartį 21-18. 10 antrojo kėlinio minutė artėja prie pabaigos. Ir netrukus grįš į aikštę abiejų ekipų žaidėjai, kurie buvo nuobausti 2 minučių nuobaudomis. Ir grįš jie esant panašiam rezultatui, kokiam ir paliko žaidimą.
Čia dar viena uteniškių klaida, vėl greitai žaidžia šiauliečiai, iš tokias pražangas galima susilaukti rimtesnių nuobaudų. Tačiau viskas baigėsi pakankamai sėkmingai Utenos ekipai, jie apsigina. Čia gražus perdavimas į kraštą ir tikslus. Armino Milaknio metimas, na pirmiausiai paplokime, jeigu neklystu, Aivarui Budriui, kuris atliko tikrai gražų, įdomų ir netikėtą perdavimą. Jautė, jog jo komandos draugas yra krašte ir šiam beliko įveikti varžovo vartininką. Tai jis sėkmingai padarė. Dabar jau uteniškiai pabandė žaisti kraštais. Na apskritai, pastaruoju metu matome daug bandymų atakuoti kraštais ir dar vienas to įrodymas. Edgaras Nikitinas, na kažkaip itin pasyviai čia gynėsi šiauliečiai. Egidijus Dambrauskas buvęs tam krašte atrodė, jog neturi visiškai jokio noro gintis nuo šios atakos. Išsimetė labai lengvai kamuolį svečiai. Pajudėjo dar arčiau centro Utenos rankininkas, jog būtų patogiau mesti ir tas metimas buvo tikslus. Šiauliečių išpuolis. Kol kas nėra kelių prie vartų. Tenka kamuolį atmetinėti atgal. Dabar galbūt taip. Ir dar 2 minučių pašalinimas Tomui Klungevičiui. Tai jau antrasis šio žaidėjo pašalinimas. Na ir faktiškai buvo apšalintas 2 minutėm, pažda minutę ir vėl šalinamas 2. Neįtin sėkminga jo atkarpa. Na, taip pat primenu, jei jis bus pašalintas ir 3. kartą, tuomet jo rungtynės bus baigtos. O čia atsako įvarčių uteniškiai, nepaisant to, jog jų yra vienu žaidėjų aikštėje mažiau. Sugeba jie sušvelninti skirtumą 23-20. Dabar tenka ir gintis, turint deficitą. Ir šiauliečiai tą deficitą išnaudoja, jų tikslų šūvis 24-20 išlaikoma, ta 4 įvarčių persvara. Na, visas antrasis kėlinys, sakykime taip, 4-3-2, 3-4 pastoviai šiauliečiai turi persvarą. Nebedaro tų klaidų, kurios buvo pirmajame kėlinyje, kuomet susikrovė neblogą persvarą pačioje rungtynių pradžioje, ją po to išvaistė. Atrodo, jog per rungtynių pertrauką buvo padarytos reikiamos išvados. Čia pažeista kamuolio varimo taisyklė ir neatiduoda kamuolio šiauliečių žaidėjas. Teisėjai kol kas už tokius veiksmus jo nebaudžia. Gan ilgokai laikė kamuolį po teisėjų švilpuko Aivaras Budrys. Na ir dar vienas šansas uteniškiams sumažinti atsilikimą ir tikslus ir geras Edgaro Nikitino metimas. 24-21. Na, už kokių 20 sekundžių grįš į aikštę jų pašalintas žaidėjas. Tad komandų jėgos išsilygins. Na, o šiauliečiams tai reiškia, jog paskutinioji galimybė surėksti sėkmingą ataką, turint kiekybinį pranašumą. Grįžta uteniškis į aikštę, tarsi ir laukia sėkmingos komandos draugų gynybos. Lukuriavo ties viduriu, galėtų tuomet užpult varžovus nepasiruošus, tačiau netoks buvo rungtynių tęsinys, pelno įvartį šiauliečiai. Čia 7 metrų baudinys ir šalinamas 2 minutėm iš aikštės. Dabar jau šiaulietis Gabrielius Virbauskas, na, pasipylė tie pašalinimai, kurių labai mažai buvo pirmame kėlinyje. Jeigu neklystu, viso labo vienas žaidėjas buvo pašalintas iš aikštės pirmame kėlinyje. Antrajame tiek vienos, tiek kitos ekipos žaidėjams tenka eiti pasėdėti ant atsarginių suolo, o čia Arūnas Urbanas. Tikslus 7 metrų baudinys. 32 tikslus metimas nuo 7 metrų žymos šį sezoną iš 40 bandymų. Etatinis 7 metrų atlikėjas Utenos ekipoje.
25-22 ir beveik pusę antrojo kėlinio jau sužaista. Tad kol kas iš esmės įvykiai nelabai ir keičiasi. Juos lyginsime su rungtynių pradžia. Kasgi čia? Šalinamas iš aikštės vienas iš žaidėjų ir panašu, jog šiaulietis nesuvaldė savo emocijų. Aivaras Budrys taip pat palieka aikštę. Na ir ką turim? 4 šiauliečius ir 6 Utenos aikštės žaidėjus. Be abejo, kalbu apie aikštės žaidėjus, ne apie visą komandą. Tad dabar gali gana laisvai gynyboje jaustis uteniškiai. Puolant irgi skylių tikrai bus. Svarbiausia jiems dabar patiems neužsidirbti 2 minučių nuobaudos. Na ir panašu, kad nesugeba to padaryti uteniškiai. Na kvaila, tikrai kvaila pražanga mano galva. Šoka aukštai šiaulietis, meta per 3, na bemaž 4 išsirikiavusius prie linijos žaidėjus. Kamgi tokį žaidėją reikia griauti? Na gerai, pataikysi kampą, galbūt tebūnie tas įvartis. Tačiau šansų, kad tai bus tikrai nėra daug. O uteniškiai ir jų lyderis Arūnas Urbanas dar ir sugeba jį grubiai pargriauti, būti išvarytas iš aikštės. Na, lieka uteniškiam to vieno žaidėjo persvarą. Tačiau tai nėra 2 žaidėjai, kurie faktiškai garantuotų sėkmingas atakas bent jau 2 minutės. Puikiai dabar žaidžia jų vartininkas Audrius Malinauskas. Na ir grįžtų prie tos minties, jog 6 pult prieš 4. Na tikrai pakankamai paprasta turėtų būti. Šiauliečiai viso labo 4. 2 žaidėjai kraštuose faktiškai visada būtų pakankamai laisvi. Šiek tiek aktyvumo ties 6 metrų linija ir žiūrėk, ir visiškai laisvą savo žaidėją turėsi net ir tiesiai prieš vartus. Tačiau Utenos rankininkai panašu, jog ta šiauliečių dovana, kuomet net 2 žaidėjai sėdė ant suolo, tikrai nepasinaudos. Vis dar mažumoje šiauliečiai. Tačiau dabar šis jų deficitas baigėsi. Grįžta į aikštę vienas iš jų rankininkų. Taigi dabar žaidžia apie ekipos turėdamas vienodai žaidėjai aikštėje. Na, vėl puikus buvo Andriaus Malinausko žaidimas, tačiau nepavyksta besiginčiam žaidėjams sugriebti atšokusio kamuolio. O šiauliečiai atsako dar ir įvarčiu. Gabrielis Virbauskas siunčia kamuolį vartų. 26-22, lieka 13 minučių ir 20 sekundžių. Na ir šis epizodas gali būti tikrai svarbus. Kalbu apie pastarąsias 2-3 minutės, kuomet turėjo tą 2 žaidėjų persvarą uteniškį, iš karto ją sumažino iki 1. Psichologiškai tai tikrai gali paveikti šią ekipą. Na, pridėkime dar ir tai, kad šiauliečiai yra 4 įvarčiais priekyje. Na ir dar ir ginasi puikiai Šiaulių ekipa. Skuba į priekį, 2 uteniškiai palikti už nugaros. Greitas išpuolis, dar vienas tiklus metimas ir žudo. Panašu, jog žudo šiauliečiai savo varžovus ir tai gali būti kaip ir skiauliavimo atkarpa šiandien. Didina persvarą iki 5 šeimininkai. Sporto mokyklos Gubernija Dubysa rankininkai. Na, Arūnas Urbanas Utenos ekipos lyderis dar ir ginčiasi su rungtynių arbitrais, kol kas šie jo nebaudžia. Jeigu toliau taip elgsis, ko gero dar kartą jam teks nait pasidėti ant sarginių žaidėjų suolelio, 2 minutėms be abejo. Na, štai dabar sėkmė jau šypsosi uteniškiam, jiems atšoka kamuolys, Arūnas Urbanas atlieka metimą 6 metrų zonoje, kabo ilgai šis žaidėjas ir jį stumteli varžovai, taigi 7 metrų baudinys. Arūnas Urbanas prieš Marių Božį. Metimas ir kamuolys tinkle, 27-23. Na, šiauliečiai jau ko gero gali pradėti galvoti apie taktinius dalykus. 11 minučių lieka ir jų 4 įvarčių persvara. Na, rankinis puikiai visi žinome, ne krepšinis, čia kažkokios pražangų taktikos nepanaudosi, susikrovus pakankamą persvarą. Ir likus ne per daugiausiai laiko, ko gero galima drąsiai kalbėti apie pergalę. Dar ir vieną įvartį prida šiauliečiai, 28-23, na ir
Panašu į tai, kad ir antrą kartą šį sezoną jie įveiks savo varžovus. Toks metimas į vartų konstrukciją pataiko Marius Deveikis, tačiau prasižengė prieš šį varžovą metimo metu, kamuolys lieka Utenos rankininkams. O jau Arūnas Urbanas panašu, jog biškiai pasiduoda emocijom. Bereikalingas jo metimas, bereikalingas bandymas tempti savo komandą. Šiauliečiai tai atsako labai greitų įvarčių. 29-23 ir Mindaugas Nakvosas pridėjo dar vieną savo tikslų metimą. Na kągi, ta persvara didelė, laiko lieka ne per daugiausiai, jei šiauliečiai šiandien iškovoja pergalę. Jie įsitvirtina pirmajame aštuonete, surenka tiek pat taškų, kiek ir Pasvalio rankininkas. Dalinsi 7-8 pozicijas ir 5 nutols nuo šiandienos savo varžovų Utenos rankininkų. Na ir ką tai reiškia? O tai reikš, kad norint nepatekti į atkrintamasis varžybas, tiek Šiaulių, tiek Pasvalio klubams reiks didelių nesėkmių ir sėkmingų Utenos komandos žaidimo, o kad tas Utenos komandos žaidimas bus sėkmingas, bent jau pagal tai, ką matome šiandien, tikrai nėra panašu ir jų treneris, bandydamas kažką pakeisti, prašom minutės pertraukėlės, tad ir mes padarome trumpą pauzę. Grįžtame į šias rungtynes, 10 minučių lieka iki jų pabaigos, šiauliečiai turi 7 įvarčių persvarą, na ir šios rungtynės gali būti tas momentas, po kurio Utenos rankininkai gali ir palaidoti viltis dalyvauti šių metų Lietuvos Vivus.lt rankinio lygos atkrintamosiose varžybose. Jeigu jie šiandien pralaimi, lieka 9 pozicijoje ir 5 taškais atsilieka nuo Šiauliečių ir Pasvalio rankininkų. Ir iki reguliaraus sezono pabaigos lieka viso labo 5 turai, taigi per tuos 5 turus uteniškiams norint prasibrauti į atkrintamasis reikės pelnyti bent 5 taškus, tai reiškia 2 rungtynės reikia būtinai laimėti ir vienas žaisti lygiosiams. Na, gali būti ir kitokių variacijų, be abejo, su pergalėm ir lygiosiam. Už pergalę 2 taškai, už lygiasias 1, tačiau vargu ar uteniškiai bus pajėgus įveikti kitas Lietuvos lygos ekipas. Galbūt galėtų jie pasigalinėti su Pasvalio rankininku, galbūt ir su Kauno Lušim, kuri dar neiškovos nei vienos pergalės, tačiau po to rikiuojasi tikrai stiprios Vilniaus komandos. Na, kad ir 6 pozicijoje esanti Vilnius, kuris pastaraisiais turais tiesiog siautėja, nugali tikrai stiprius varžovus ir konkuruoti su jais uteniškiam bus tikrai sunku. Šiauliečiai dar prideda vieną įvartį. Dar kartą tikslus Mindaugas Nakvosas. 31-23. Na ir tai ko gero yra viskas. Šių rungtynių nugalėtojas ko gero jau darosi aiškus. Čia dar ir apsigina šiauliečiai. Laikas tiksi jų naudai. Persvara, na, didžiulė, milžiniška, ko gero reiktų skaitai pagal tai, kaip klostosi šios rungtynės ir vertinant tikrai gana apylygį komandų pajėgumą. Šiauliečiai įrodys, jog šiai dienai jie yra stipresni. Neskuba šeimininkai, daug perdavimų. Mindaugas Nakvosas puikiai išvestas šis rankininkas, galingas jo šūvės. 32-23. Na ir po truputį pradeda triuškinti savo varžovų šeimininkai. Jei rezultatas ir toliau nesikeis, na, kalbu galbūt labiau apie jo skirtumą, nei patį rezultatą. Gero netrukus abu treneriai išleis į aikštę ir mažiau patyrusius rankininkus. Geras
Tikrai geras Tomo Čiužo metimas, suktas kamuolys nuo vartininko kojos. Skrieja į vartus, mažina šiek tiek atsilikimą svečiai, 32-24. Na ir kaip minėjau, apie tuos keitimus, apie žaidėjus, kurie šį sezoną gauna pasireikšti mažiau, šiauliečių gretose pasirodo Tautvydas Damašauskas. Užimais poziciją dešiniajame krašte, o ir toliau siautėja Mindaugas Nakvosas. Tolimi ir galingi jo metimai. Greitai kamuolys skrieja, vartininkui sunku reaguoti tokius metimus. Na ir pabandė pažaisti su Aurimu Katinu Vartsio Utenos. Rankininkai pamatė, jog nieko gero nesigauna, grįžta į žaidimą Audrius Malinauskas. Na, kol keitės Utenos rankininkai. Ši ekipa sumažino atsilikimą. Na ir dar vienas naujas veidas, Justas Mielenis, šiauliečių gretose. Taigi bando apšaudyti savo jaunuosius žaidėjus. Ekipos treneris Arūnas Balčiūnas. Jauni rankininkai, be abejo, ta patirtis reikalinga, kad ir ne pačiais svarbiausiais rungtynių momentais, kad ir atliekant ne pačias svarbiausias užduotis, tačiau nuo to pradeda visi. O dabar 7 metrų baudinys ir dar pašalinimas 2 minutėmis iš aikštės. Na štai tokia Tautvydo Damašausko pradžia, kalba apie Šiaulių jaunąjį rankininką. Be abejo, tai taip pat yra patirtis. Na ir Arūnas Urbanas prie 7 metrų žymos. Jo metimas ir tikslus. Arūnas Urbanas įveikė jis Marių Božį. Na, galbūt ir Mariui Božį jau šiek tiek trūksta tos motyvacijos. Lieka 5 minutės ir 7 įvarčių persvarą turi šiauliečiai. Viskas labai panašu į tai, jog šiauliečiai šiandien iškovos pergalę. Greita uteniškio ataka. Čia galima skirti griežtesnė nuobauda, tačiau rungtynių arbitrai to nedaro. Gana grubiai buvo stabdomas Utenos rankininkas. Tačiau panašu, jog ne iš piktų paskatų, tiesiog darbinė, taktinė bauda, siekiant sustabdyti greitą ataką. Na ir apsigina dar kartą šiauliečiai. Nebe labai turbūt patys Utenos rankininkai ir bet iki to gali kažką pakeisti šiandien, tačiau žaisti reikia. Ir toks metimas. Rokas Danavičius, jo tikslus šūvis. Na ir pažiūrėsime į dabar aikštėje esantį šiauliečių šešetą, nes vienas iš šių rankininkų yra pašalintas 2 minutėms. Na, sakykime taip, vartininkas Marius Božis ir komandos lyderis Mindaugas Nakvosas aikštėje, iš tų, kurie paprastai tempia savo komandą. O visi kiti yra mažiau žaidžiantis, na, arba, sakykime taip, arba naujoji šiauliečių karta, arba žaidėjai, kurie atlieka mažesnį vaidmenį šios ekipos žaidime. Na ir galbūt dėl to atsiranda tų spragų ir klaidų gynyboje, po kurių skiriami 7 metrų baudiniai ir jį realizuoja Arūnas Urbanas dar kartą. 34-27. Mindaugas Nakvosas prieš 2 rankininkus. Na, ko gero dabar ir Utenos žaidėjai gavę nurodymus iš trenerių, jog prieš Mindaugą Nakvosą drąsiai galima dvigubinti gynybą. Visi kiti jaunesni rankininkai esantys aikštėje vargu ar imsis iniciatyvos. Atliekama perdavimu. Tačiau metimas iš krašto netikslus. 2 minutės ir 40 sekundžių lieka. Šiauliečiai 7 įvarčiais priekyje. Na, šansas Utenos rankininkams padaryti bent jau skirtumą šiek tiek mažesnį. Netikslus jų bandymas tai padaryti ir grįžta į aikštę ir šiauliečių šeštasis aikštės žaidėjas. Dabar vis pilnomis sudėtimis rungtyniauja abi ekipos.
Šiauliečių išpuolis, metimas ir netikslus. Rokas Danavičius puikiai žaidžia vartininkas. Po to jau gelbsti uteniškių su vartų konstrukcija. Greitas jų išpuolis. Perdavimas, geras perdavimas. Tiesiai prieš vartus įkirtusiam Arūnui Urbanui. Ir dar vienas tikslus šio rankininko metimas. Prasideda taktinės pražangos, 1,5 minutės iki rungtynių pabaigos, 6 įvarčiai, belieka pasveikinti Šiauliečius su pergale. Sunkiai ir įsivaizduoja, kad būtų galima per 1,5 minutės pelnyti 6 įvarčius. Galbūt uteniškiai mums tai pabandys parodyti. Meta iš toli, nepatogus metimas, Arūnas Urbanas, dar vienas jo tikslus. Šūvis ir lieka tik 5 įvarčiai ir minutė 10. Blogiausia atveju šiauliečiai gali pradėti tempti laiką ir manau tai taip pat būtų tinkama taktika pergalingam pranašumui išsaugoti. Mindaugas Nakvosas vėl įkerta į kraštą, vėl, sakykime taip, ne kartą matytas derinys, šį kartą viskas atlikta gerai iki lemiamas tako stadijos. Mindaugo Nakvoso metimas į vartus nebuvo tikslus, puikiai sužaidė vartuose stovintis Audrius Malinauskas. Ir vienas paskutinių šansų jo ekipos draugams sumažinti atsilikimą. Daug perdavimo, kurgi aktyvesni veiksmai, netrukus gali būti skirtas perspėjimas dėl pasyvaus žaidimo. Lieka 20 sekundžių iki rungtynių pabaigos. Arūnas Urbanas veržiasi prie vartų, metimas ir vėl tikslus Arūnas Urbanas. Vos ne vienas, turbūt paskutinis 4 ar 5 Utenos įvarčius, jeigu nedaugiau pelnė šis žaidėjas. Tačiau tai nėra svarbu iš esmės. 34-30 toks. Ne, viskai 35-30 toks galutinis rungtynių rezultatas. Ir labai nudžiugo čia susirinkę žiūrovai, jog paskutinį rungtynį įvartį pelnė jaunasis Justas Mielenis ir užfiksavo galutinį rungtynių rezultatą. Kaip jau minėjau, 35-30 šiauliečiai laimi ir panašu, jog ši pergalė jiems atveria kelią atkrintamąsias varžybas, ir netgi galimybę pakovoti ir dėl 7-osios pozicijos. Po reguliaraus sezono to mes jiems ir linkime ir be abejo dėkojame už dėmesį, kurį skyrėt mums šiandien. sporto.tv.lt ir Vytautas Klinauskas jums sako iki ir linki gero likusio vakaro.